Studentas Lietuvoje gali įgyti puikų paklausiausių specialybių išsilavinimą, o Erasmus programos dėka užmėgsti tarptautinės pažintis ir susirasti bendraminčių bei galbūt būsimų kolegų. Studijuoti Lietuvoje ir išvykti su Erasmus programa yra kur kas geriau nei studijuoti užsienyje, nes Erasmus programa suteikia galimybę ryžtingam ir motyvuotam studentui antrą šansą bei galimybę mokytis geriausiose pasaulio universitetuose. Vaida teigia, kad Erasmus siūlo perspektyviausias studijų programas. Pavyzdžiui, mokantis biochemiją Vilniaus universitete, vienintelis universiteto partneris bus Danijos universitetas. Ar jūs sutinkate, kad Erasmus programa yra specialiai paruošta tam tikrai studijų krypčiai pagal kiekvieną studentą? Mes su šia pozicijos sutikti nelabai galime, nes dažniausiai trūksta partnerių ir nėra didelis pasirinkimas. Dauguma studijų Lietuvoje yra mokamos, įstoja į valstybės nefinansuojamą vietą ir pasinaudoja programą Erasmus, vis tiek turėsite sumokėti visus pinigus už savo studijas. Ten tą pačią sumą sumokėsite eurais arba svarais, tačiau tuos pinigus turėsite grąžinti tik tai pasiekę atitinkamą atlyginimo vidurkį. Lietuvoje mokslas yra vidutiniškai 3,5 karto pigesnis nei daugumoje ES šalių. O gerai besimokantis studentas čia gali nemokamą mokslą gauti bei stipendiją. Negana to, išvykęs į užsienį, su Erasmus jis taip pat neturės mokėti už mokslą, nes ši programa padengs sumą. Viską apibendriname, galime teigti, kad studijuoti Lietuvoje ir dalyvauti Erasmus programoje yra geriau nei studijuoti užsienyje dėl materialinių priežasčių. Studijuodamas Lietuvoje, studentas gali rinktis vieną studijų vietą, būtent tame universitete, kuris bendradarbiauja su tavo universitetu, būtent tavo fakultetu. Bet ar jūs sutinkate su tuo, kad visi partneriai universitetai Erasmus programoje yra profesionaliai parinkti, atitinkantys studijų kryptį Lietuvoje universitetai, kurie yra naudingi, vietoj to, kad mes rinktumėmės bet ką negerai žinodami, į kur galime pakliūti? Galbūt Erasmus programos metu mes galime būti nukreipti į tam tikrą universitetą, tačiau pasirinkimas yra mažas ir skiriasi studijų programos. Kaip žinome, galime išvykti su Erasmus programa nuo 3 mėnesių iki 12 mėnesių, tai iki 1 metų. Tačiau dažniausiai studentai išvyksta pusei metų. Mokantis Lietuvoje lengva būti Lietuvos rinkoje, mokantis užsienio universitete užsienio rinkoje. Erasmus padeda jaunoms moksleiviams integruotis į visuomenės siūlydamą Au Pair programą, kurios metu studentė apgyvendinama šeimoje, kur laisvu nuo mokymosi metu prižiūri mažametį vaiką. Taip jai suteikiama galimybė iš arčiau pažinti to šalies žmonių gyvenimo būdą ir užsidirbti papildomai. Erasmus programa padeda tai pakeisti. Ji organizuoja įvairius renginius, seminarus, susitikimus, kurių metu studentas yra išmokomas adaptuotis naujoje aplinkoje. Tuo tarpu baigus užsienio universitetą, studento diplomas Lietuvoje gali būti nepripažintas. Užsienio universiteto absolventas turi privalumą darbo rinkoje. Kiekvienai įmonei pravartu turėti užsienyje mokslus baigusį darbuotoją, jis gali būti platesnių pažiūrų ir akiračių, nes studijavo kitaip ir kitokioje aplinkoje. Taigi studentui galvojančiam apie ateitį, siekiančiam lengvai susirasti darbą užsienyje, studijuoti užsienyje yra kur kas geresnis sprendimas, negu pagal Erasmus programą išvykti iš Lietuvos ir trumpą laiką praleisti kitoje kultūroje. Mes manome, kad būtent Lietuvoje mes galime gauti labai gerą šių studijų kokybę. Bet ką mes pridedame prie šito aiškinimo, yra tai, kad kartu prie gerų dalykų, kuriuos galime gauti Lietuvoje, mes dar gauname profesionaliai parinktą ir studijų kryptį atitinkančią edukaciją kažkur kitur užsienio universitetuose. Erasmus, kaip niekas kitas, leidžia žmogui fokusuotis būtent į akademiką. Kodėl? Todėl, kad nereikia rūpintis apie tai, kas mokės už tavo pinigus ir nereikės rūpintis tuo, kaip už ką pragyvensi. Pirmiausia, Erasmusas suteikia labai mažai laiko tau pažinti tą kultūrą ir tau pažinti tą dalyką, kurį tu mokaisi ten. 6 mėnesiai, ką tu per juos praleisi, tai tu bandysi pirmiausia pažinti žmonės, kurie mokosi universitete, pažinti miestą, kuriame tu gyveni, pažinti kalbą tos šalies, kurioje tu gyveni. Ir jau kai praeis tie 5 mėnesiai ir galbūt tu galėsi laužyti susišnekėti ispaniškai arba vokiškai, tu turėsi grįžti atgal, mokytis lietuviškai, tikriausiai visiškai kitą dalyką, negu tu mokysi užsienį. Taigi, 2011 metais atsirado studentų priežiūra.
studentų priežiūros agentūra. Jinai užtikrina studijų kokybę. Tai švietimo ministerija irgi užtikrina studijų kokybę, bet mes manome, jog yra tam tikri universitetai, kurie taip pat daro žymiai geriau užsienyje negu Lietuvoje, plus su tuo išvažiavimu Erasmusas, kuris yra mūsų nuomonė laiko išvaistymas. Tu Erasmus, tu nespėjai nei prisitaikyti, nei gauti pažįsčių per tos pusę metų ir tada tu turi grįžti į Lietuvą, kur darbo galimybės žymiai blogesnės negu užsienį. Dėl to mes sakome, jog jūs turite